Jeigu vaikystėje tave gėdino ar skriaudė už tai, kad tu nori pasilsėti, tai į tavo pasąmonę įsirašė programa, jog poilsis yra nesaugu ir todėl dabar suaugęs pats neleidi savo ilsėtis arba save už poilsį baudi. Kai iš tiesų nei mūsų kūnas, nei mūsų psichika, nei mūsų nervų sistema nėra sutverti dirbti tokiu režimu, kokiu režimu mus vertė dirbti aplinka visuomenė. Tai įvyko todėl, kad visuomenėje yra didžiulė baimės ir trūkumo žaizda. Didžiulė pasąmoninė baimė, kad jeigu tu nedarysi, tai tau kažko neužteks, tau kažko pritruks, tu neišgyvensi. Bet iš tiesų mes esame energetinės būtybės ir savo aplinką kuriam ne per išorę, o per vidų. Tai nereiškia, kad nereikia visai atlikti jokio veiksmo, bet tai labiau reiškia, kad pirmą reikia susilygiuoti viduj su atitinkama energija ir susilygiavus su ta energija mes tiesiog pradedam matyti galimybės ir tada viskas teka žymiai lengviau ir paprasčiau. Todėl, kai kitą kartą tavo kūnas prašys poilsio, klausyk savo kūno ir stebėk, kokia magija gali įvykti be tavo kontrolės ir įsikišimo. Siunčiu visiems meilės.